aš tokia žiūriu, jau praėjo 20 minučių, galvoju, kur dingo tos 20 minučių, aš nespėsiu. Man reikia kažkaip paskubėti. Susispaudžiu tik. Aš dar kaip tik daviau savo daugiau laiko. Nes galvau, kad, aš to noriu padaryti. Aš neįsivaizduoju, kaip aš turiu dabar skubėti. Nes dabar 7 PM, mano atvažiavo autobusas. Tiksliau turiu aš išeiti 8:20. Tai tipo kokias 30 minučių liko. Jau galiu garsiai šnekėti, nes atsikėlėm. Kai kokia indė, nes jau aš mačiau, kad man Austėja parašė, tai jaučiu sveikint norėjau. Tai very happy. Atėjo mama šiandien į tualetą, nes žmonės norėjo. Ir žodžiu, ir aš išjungiu kamerą ir aš laukiu ir aš nesuprantu, kodėl mane sveikina. Ir sakau, tai tu pasveikinsi mane, ne? Ai, tai nežinau, sakau, čia kameras įsijungi. Sakau, jau galvau, kad nebepasveikins. Sakau, kiek valandų? 3. Bet kaip greitai praėjo tos 20 minučių, aš spėjau tik ką, pasiklot lovą, pavalgyt, įsivalyt dantis. Ir viskas. Eik tu savo. Kiek čia visi man rašinė, eik tu savo. Ir tėtis parašė. Austėja voisus man prisinti. Ojei. Žinokit, aš šiandien atsikėliau, kai aš atsikėliau, grinai apsiverčiau į kitą pusę, biškį paguliau ir tada man žadintuvas suskambėjo. Čia tipo buvo. Vau, nes aš jau senokai prie žadintuvo nesikeliu. Nes taip tai seniau aš keldavausi prie žadintuvo. Ne tai, kad reikia atsikelti, bet tiesiog pats organizmas atsikeldavo, žinau. Kažkaip taip keista net būdavo. Manau, bus gerai prieš išeidant dar kartą pasižiūrėsiu. Biškį lūpas visi dažiau, kad nelabai matytųsi. Nors per kamerą tai visiškai matosi. Palauk, pažiūrėsiu. Nelabai tavo matosi. Vis tiek aš tai gersiu vandenį, tai vis tiek greituoju metu man viskas nusiplaus. Ačiū klasiokams, kurie mane žiūri. Ir klasiokėms. Klasiokai gal nežiūri, bet ačiū klasiokams. Nežinau kelias, kurios mane žiūri. Ir aš nelabai su jom darau, tai tipo. Ačiū, kas. Aš neišėmiau tos blakstienos. Aš jau kažkaip iš tikrųjų visą vasarą, aš net negalvojau, kiek man metų. Aš tipo jau užskaičiau, kai man 15, tai tipo čia, kad wow, jau man 15. Nebuvo to. Tai va, gerai, kiek valandų reikia pasižiūrėti. 9, labai blogai. Gerai, einu persirengti. Žodžiu, kaip matot, plaukai nieko nesigavo. Pasirodo, jie dar buvo šlapia, aš bandžiau vakar pasidžiauginti, bet nieko nesigavo. Labai blogai, bet kažkaip, nežinau. Tipo, nėra gal blogai. Nežinau, dabar jau... Ta prasme, nieko nepakeisiu. Bet, žodžiu, autobusas atvažiavo už 1 minutės. Jau atvažiuoja. Guys, jo, dariau trendus, ten strigo telefoną, žodžiu, nepakeisiu. Guys, pažiūrėkit, kas atėjo. Sportuoji? Aš? Jo. Ja. Dabar bus kultūra. Tai dabar einam į parduotuvę. Gang, gang! Mes nekreipsim dėmesio į Makūnaitę, jinai biški Tokia jo. Jūs galim girdėti. Tai va, žodžiu, plaukai beveik visiškai įsileido. Pirksime į dovanų braunį. O. Kai jūs nuomonė apie Grybauskaitę? Grybauskaitė. Pyp. Esi šitą YouTube. Aš užpypinti galėsiu. Jo, reiks užpypinti. Pyp. Bet jo, dabar einam. Kūno kultūra buvo tokia įdomi, ką žinau, mokytoja tokia irgi įdomi. Tai vat. Bye bye. Tai nusipirkau balpinėlį su tyčiu. Kavytės ir dar kažko. Tortuko.
obaliuką ir turbūt viskas, nežinau. Ir dabar mes skubam į lietuvių. Jo. Ir dabar lyti pradėjo. Labai koks pačiu kalbė. Jo, su savimi aš čia kalbu. Pačiu laiku jau pusę nėra. Nu, nusivalgot. Čia mane keli klasiokai pasveikino, kažkaip buvo keista, tai ačiū labai jums. O ačiū. Dabar valgome čia braunį. Nabukas. Labai skanus valgome. Ir mes per antrą pamoką, biškį gale, duosiu vaišių. Tipo, jo? Jo, duosiu vaišių. Aš jums taigi turiu dovanų. Apyrankių jums atnešiau. Taip, šitą mėlyną tau, tau baltą. Dar šitą ir tavo Ačiū. Apyrankę gavau. Alio. Dedam savo apyrankės. Vai stylish matas? Toks genijus. Tu? Taip. Tai vėliau susitiks. Žodžiu, pasiėmiau naguklį už draugės ir paskutinę pamoką praleisiu kitur. Tai vėliau susitiksim. Tai žodžiu pasibaigė. Dabar einu namučių. Jo. Austėja atvažiuos vėliau ir mes su kartu važiuosim su autobusu. Tai va, tai jie atvažiuos. Aš jas lauksiu, eisiu, dabar grįšiu, eisiu, susiruošiu ir mes 4-7 minutės išvažiuosim. Dabar yra po 3:15, tai greitai pavalgysiu, susiruošiu, žinai, jaučiu, kad važiuos. Ir tada jinai ateis pas mane ir tada pasidės daiktus. Ir tada važiuosim. Jo. Bye bye. Ačiū labai visiems, kurie šiandien klasėje mane pasveikino. Tatui. Ačiū. Skaistei. Urtėms dviejoms. Ir aišku, mano geriausiam. Ugniai, Airitai, Rugiliai, Veltei, Saulei. Tikiuosi nieko nepamiršau. Bet ačiū visiems. Ačiū. Snikeris ir mano mėgstamiausias gėlės. Turėtų kas pinėtis padaryti. Renas gėlytė iš babego Renas. Vulūžio Renas Ai, tai čia va toks tik pumpuriukas vienas nubirė. Ir gumos. Buzinės. Ai, jau kaip bus gerai. Nu, Sveikinam tavęs, ačiū. nesibučiuokim su gimtadieniu, dar kartą būk laiminga, būk sėkminga, sveika, mylima. Ačiū. Gėlytės Pažiūrėkit, kokias tavo. gėlytės. Mano pačias mėgstamiausias. Užpirkom rytoj. Oho. Kaip norėsi pamatyti. Bet kada pažiūrėsi? Ką? Kada kaime rytoj pažiūrėsi? Nu gal pažiūrėsiu. Dabar? Kaime. Tai žvakutės nedegsi šiandien. Tai kur man? Ai. Nu tiesiog rankų palaikysiu. Emuglerą. Gumos gavau. Oi, tokį čokoladą didelį. Čokoladą šnikerį gavau. Taip, benai. Nu, wow. Nu ir mane nustebino. Tai aš klausiau, tai kaip? Yra toks dalykas. Dabar yra kem 6, kem 7. Aš nežinau, kada Austėja atvažiuos pas mane, nes mano autobusas yra mums po 4-7 minutės. Turėčiau išėti jaučiu PM5. Tai dar liko 12 minučių, tai išspėsiu, nes tipo kaip ir man daugiau nieko nereikia pasidaryti. Man tik reikia prasišukuot plakus, nes jūs matote tiesiog, aš čia nei šis, nei tas. Biški čia su veidu kažką pasidaryti geriau, nes mano nails labai pretty. Tai vat, ir jo. Aš susidėjau tokią maikę, man jinai žiauriai patinka. Aš žinau, kad jinai nėra čia kažkokia festivališka ar kažkas tokio graži, bet man jinai patogi ir graži. Ir tada kelnes va tokios, su kuriuom aš ir ėjau į mokyklą. Ir tada dar užsidėsiu tokį bliuzoną violetinį, aš jums parodysiu.
Nes vis tiek laukiai yra vėsų, su Maike mane peršals, o aš tik beveik pasveikau. Tai tipo aš nenoriu susirinkti. Gerai, aš jau minutę šneku, kai aš nieko net nenoriu. Bet žodžiu, šiauriai šiandien klasiai buvo faina, žinokit. Nu, šiandien buvo labai gera diena. Iš tikrųjų, belė kaip. Visi mane pasveikino. Net tie žmonės, kur net negalvojau, kad mane pasveikins. Tai tipo, nu ačiū. Labai buvo nejauku, kai visi atsistojo. Tipo, aš norėjau jau vaišės paduoti. Ir sako, viena klasiokė sako, tai palaukit, taigi reikia padainuoti. Ir tada. Ir taip yra nejauku, kai tu sėdi, visi į tave žiūri ir jie tau dainuoja. Aš čia filmuoju. Man Birutė parašė. Kažką liktais. Vienas žmogus man parašė. Nesakysiu kas, nes jis ir net nemanau, kad jis. Nemanau, kad jis žiūri. Tai aišku, kad nežiūri, jis nežino, kad aš iš viso turiu YouTube kanalą. Bet tipo jis man parašė, kai aš nesitikėjau, kad man parašys. Ir tipo jis nelabai bendrauja. Tipo... Nesakysiu kas. Vienas jaučiu, ne. Du žmonės jaučiu žino, kam yra esmė. O tai aš tau dar pasakysiu, kai atvažiuosim. Bijau, kad sužinos. Nu, žodžiu. Tai vat. Grįžau namo, pavalgiau biškį pusę apkepo, suvalgiau ten mažiukas toks. Nu, mažiukas aš ten suvalgiau. Nežinau, kodėl aš taip valgiau. Bet that's good. Jo, reikia popkorną per daug neprisivalgyti, nes paskui pilvas skaudės. Tai vat. Ir jaučiu, kad mes vėluosim bent kažkiek minučių. Viena mano draugė, jinai sakė, tikrai vėluos. Nes tiesiog jinai tik išėjo tipo iš mokyklos, man atrodo. Ir jinai turėtų su 3 vos ne autobusais važiuoti. Tai tipo sakiau, kad jeigu gali ten taksi tegul išsikviečia arba Voltą, tipo, jeigu jai leidžia, aišku, tėvai, tai sakė paklaus. Nu, bet žodžiu. Tai jo. Ką jums čia dar pasakyti? Pasipasakau mamai apie dieną. Susidėjau kaip ir daiktus į kuprinę. Aš jaučiu šiandien visą dieną tai va, viską darau. Ir tiesiog nenalaikau, kada ilsėtis. Bet ir gerai iš tikrųjų. Pasilsėsiu kitas dienas. Jau. Žodžiu, susirašau, įsidėjau tokį bliuzoną. Biškį pasikeitė planai, nes taip gavosi, kad Austėtė negali su autobusu, žodžiu, tai jinai su taksi. Tas taksi ten nespės iki manęs. Aš jau dabar turiu išeiti, tai tikrai jis nespės iki manęs atvažiuoti. Jinai pati turės atvažiuoti. Ir... Žodžiu, aš dabar einu į autobusų stotelę, man jau to autobusas atvažiuos, nežinau už kiek laiko. Už 6 minučių turėtų atvažiuoti. Tai tipo jinai manęs vis tiek nespės, todėl jinai važiuos iki Megos ir tada jinai ten pasidės savo kuprinę. Tose spintelėse reiks kažkaip nepamiršti ir, nu, žodžiu, stresas, žinokit, baisų. Tai vat tai... Oi, dar už 9 minučių, tai tu jokau. Nieko neliko. Žodžiu, aš taip sprendinau. Mano autobusas grinai įsivėlavo. Aš vėluoju autobusą. Ne autobusas filmas jau kiam jis prasideda 30. Jau 11 minučių kaip ir jis prasidėjo. Eisiu to namo. Žodžiu, gerai, bet... Hello, cuties! Tai bus 3 vaniliniai ledai su šokoladiniu Oreo užpilu ir tada 1 karališkas juodojo šokolado topas. Viskas. Atsigert nieko? Ne. Tai tie 3 porcijos ledų Taip. ir tas tortas. Taip. Gerai. Labai paprastai. Dabar būsi populiari. Čia iš ugnytės. Čia iš ugnytės. Atidarom?
First of all, Like, look at this. sakau, šitą It's pasiliek, so šitą labai beautiful, yeah. prie... Laiką pasilieku irgi. Love. Unicorn. Very demure, very mindful. Lip smacker. Čia yra lip gloss ir lip balm viename. Ulala, bebe. Jėliku močiutė, lygiai, aš negaliu pasenai. Beautiful. Jinai paėmė, kol tu nežino, kas čia. Pažiūrėkit. Įdomu, kurį tu paėmė. O jeigu tą patį uždėjom ant padovanos? Aš tu kitą dalyką. Jinai irgi švas. Tokia dėžutė. Kas? Jinai irgi švas. Ne, aš ne. Aš tai jo. Pala. Jo, gali. Dėk labai. Ne, čia netrūksta. Ačiū. Jūs pažiūrėkit, Koks drugelis. Okay. Nu, ačiū. Ačiū drugelis. Sveiki. Tik žinau, kad neįpatik, žinai. Jo. Tik jie patinka. Reikia dabar surišti taip pat, kaip buvo. Kaip pagalvoju. Dabar aš būsiu vlogerė. Hi guys, welcome back. Hello. Hi sisters. Dabar pašnekė. Hi sisters. Welcome back to my YouTube channel. Today we're going to do a review Taip žiūri keistai. of... Vis mane pirmą nusėdėti filmą, kur ten paranoja galima susirgti. Kalbas taip. Ačiū. Reikia sėdėti. Negalvai. Žinoma, mokyklų visus miltus lūkančius. We just watched Beetlejuice. Liked it very much. The second part. Good movie. Gerai. Tai tu influencerė, tau galima. Girl, you know me so well. Bro, aš tą pažinau gal kokius 4 metus daugiausiai 5. Aš man taip patinka kaukės, tu neįsivaizduoju, aš love. Tai dėl, O, flamingo. Nu vieną dalyką, ką aš apie tave apsimenu, tai Ne, aš pala, nemėgstu atsimenu, tau patikdavo. Man žirafas patiko, ne Tau flamingai patiko? Tu man pati sakėjai, Kada? pažiūrėkit, kai buvom pradinės. Kai buvau pradinėse, seniai. Ir pažiūrėkit. Nu dar pinigėlę, aišku, bet pažiūrėkit, kaip gražu. Aš turiu kentėti visą laiką mokyklą ir neatstoja jinai nuo manęs. Ką? Ką jis sakė? Nežinau, negalėjau, aš tiesiog žinau. Kodėl aš nuo tavęs neatstoju? Ką? Ištikima draugė tikrai nemeluosiu. Jūs pažiūrėkit, kokie mėly. Ir tau dar patinka rožė. Man dar patinka rožė. Jo, aš viską rožinę nupirkau, nes man geras spalva mergaitai. Aš net rožinę apsirinksiu. Čia viskas rožė. Jūs pažiūrėkit, kokie gražūs. Aš man daugiau mergų papildomų negu bernų. Aš rytoj į kaimą užsidėsiu šitus. Šitai į kaimą užsidėsiu. Varyk, ugnė, varyk. Tau viskas gerai. Aš jau galiu. Palauk, minutę. Na. Jau gada. Nusipirkom austėjai irgi tokius. Žodus, ne? Jo. Tai gerai, tai aš tada gal nuvarysiu eit pasigreitai. Gerai, palauksiu. Aš tada čia būsite, ne? Jo. Žodžiu, grįžom, Vaišė atrodo ir man dovanėlę užtiesą. Tai užsimerk. Nu tai dar kartelį su gimtadienį. Gali atsimerkti? Jo. Aš tu nesakyk, kad tai yra ką aš galvoju. Aš girdėjau dabar toks kažkas. Čia prieš galvą išneškėlis. Nieko to. Sakyk man kažką pasakysi, kai tu man padovanosi. Tai aš to pasakiau jau. Apie OG, aš tą ir norėjau pasakyti. Ai, ne, nes tu sakai kažkaip, kai mes susiskambinom, tu sakai, ai, sako, gal kai aš tau dovaną paduosiu pasakyti. Taigi, mes išlipom ir pamačiau, kad atėjo teta tokia ir man padavė
dovana. Na čia numatyta. Žodžiu. Aeromama. Čia jos tas, taigi, muilas. Šiaip tada daro muilus. Nu, žinokit, žiauriai geri. Nu ir dar gavau. Kanalą. Šiaip žiauriai gražus daro. Ir dar rožinės. Maišelis. Labai gerai. Jūs gaila, kad nemato dabar, kas čia už kameros yra. Čia 3 žiūrovai stebi. Tai vat. Žodžiu, dar supratau, kad čia kažkas viduje yra. O, geras. O, žiūrėk. O, kokia fainė. Žiūrėkit, kokie faini. Čia yra drambliukas, čia yra ryklys. Aš jau net benai tokia labiau gal patiktų. Ačiū, kad žiūrėjote mane. Labai ačiū visiems už sveikinimus, už dovanas, už palinkėjimus. Kad nepamiršot pasveikinti manęs. Tikrai labai ačiū, myliu jumis. Aš dar rytoj šeštadienį nufilmuosiu, bet čia bus atskiras video dėl to, kad čia patys matote, kiek ilgas bus.